Kai vaikas atsiduria sudėtingoje situacijoje ir nebegali likti biologinėje šeimoje, jisai keliauja į budinčio globotojo namus. Šiandien labai džiaugiuosi svečiuose turėdama Viktoriją, nes iš jos namų po metų gerų globos pas mane atkeliavo mano 20 vaikas. Tai tam tikrą prasme mes turime bendrą vaiką, nes prieš kelias dienas Viktorija kaip tik man rašė, sako, ko mūsų vaikas nori dovanų, nes greitai jo gimtadienis. Tai labas, Viktorija. Labas. Iš tiesų, kalbant apie tave, apie tavo šeimą, yra unikalu tuo, kad jūsų namuose praktiškai visos globos rūšis, ar ne? Jūs esat budintis globotojai, pas jūs savaitgalis atvyksta vaikai iš vaikų globos namų, iš šeiminių namų, dabar jie taip vadinami. Jūs taip pat auginate neįgalų berniuką ir turite nuolatinę globą paauglės, vyresnio amžiaus paauglės. Kiek metų buvo Austėja, kai jinai tapo jūsų vaikas? Austėja, kai pas mus atvyko, jai buvo 17 metų ir už galbūt savaitės berods. Ne, tai buvo 16 metų, už savaitės buvo 17 gimtadienis. Tai čia toks kalėdinis laikotarpis, grinai, nes atvyko pas mus prieš pat kalėdas. Ir gimtadienis jos yra tarp kalėdų ir naujų. Kaip jūs, būdami budintis globotojai, kur namuose jūsų dažniausiai būdavo tokie jaunesnio amžiaus vaikai, ar ne, ir vienas kitas paaugliukas, pasakėte taip merginai, kuriai po metų jau 18 ir jinai jau tiesiog suaugęs žmogus? Čia toks iš tikrųjų, nežinau, 30 sekundžių trukęs sprendimas mūsų gyvenime. Labai ilgai išsvarstytas. Tiesiog, gal reiktų pradėti, kodėl taip sugalvojom. Dažniausiai būna tas klausimas, kodėl ateina kažkokia situacija lygi jūsų ir jūs sakote taip arba ne. Taip, ir mes kaip budintis globotojai, tai vaikai pas mus gyvendavo įprastai laikiniam, kaip ir mūsų bendras vaikas metus laiko, ar ne? Labai gerai skamba. Taip. Ir Austėja, tai tiesiog mes nuvažiavau į globos centrą ir man sako, žinai, yra tokia mergaitė ir jai reikia namų. Man toks galvoju, ką dabar daryti? Čia aš dabar turiu priimti sprendimą, taip arba ne. Apie žmogaus gyvenimą. Taip, apie žmogaus gyvenimą, apie mūsų bendrą kažkokį tai gyvenimą tolimesnį. Kokia jos buvo situacija, kodėl jinai 17 metų jai reikėjo namų? Kas? Ir jau ne pirmų namų, iš tikrųjų, ją globojo sesuo, tada globa nutrūko, iškeliavo pas budinčius globotojus, tokius kaip mes, tik tai į kitą šeimą budinčioje globoje ir tada po pusmečio jai reikėjo jau nuolatinės šeimos ir globos centre paklausė, ar mes nepriimtumėm 17-metės į šeimą. Aš tai truputį galvoju, ką čia dabar daryti. Sakau, gerai, mes pasitarsim vakare, bet tai tik išėjau iš globos centro, įsėdau į mašiną, skambinu vyrui ir sakau, žinai, yra tokie reikalai. Ir nežinau, ar spėjau papasakoti visą situaciją, jis sako, gerai. Ir galvoju, taip paprastai, gerai. Tikėjaisi, kad jisai truputį duos erdvės pamąstymą? Ne, galvoju, jisai mane pristabdys ir sakys, gal reikia čia pagalvoti, ar čia dabar tikrai gal reikia susipažinti, bet ne. Jūs jos nepažinot? Ne, mes nepažinojom, mes visiškai nežinojom jos situacijos, mes net nebuvom jos nuotraukos matę. Ta prasme, visiškai ne. Tiesiog. Ir mes gavom patį geriausią, nuostabiausią vaiką. O tai buvo, ta prasme, kodėl? Todėl, kad jūs jau čiupinėjate tą globą, jau žinojate, apie ką yra globa? Taip, mes žinojame, jau žinojame, kas tai yra globa, nes jau lygiai metus buvom budintis globotojai, pas mus per tą laiką jau buvo gyvenę ir nuo kūdikių iki paauglių. Metus? Kiek per metus pasikeitė? Per tuos metus dabar taip tiksliai nepasakysiu, nes dabar jau globojamės 2 metai
yra 15 vaikų. Skaičiuojat kažkur tai, ne? Dabar važiuojant paskaičiavam. Aha. 15 vaikų, 9 iš jų jau paaugliai. 15 vaikų, tai tiesiog laikinai pas jūs randa kažkokį saugų prieglobstį ir kažkur juda toliau, kur jie juda tada? Tai va, vienas į jūsų šeimą. Tada kiti, ta prasme, arba grįžta į savo šeimą pas tėvus, tai tada labai džiugu, jeigu pavyksta susitvarkyti ir vaikai gali grįžti į savo namus. Dalis pas giminės, artimuosius, senelius. Ar dabar jūsų globoje yra be tos paauglės jau beveik suaugusios merginos? Kada jos gimtadienis? Gruodžio 28. Tai va, jau beveik 18. Tai jau beveik, jau kokius 3 kartus buvau beveik apsiverkus, kad mano vaikui toje 18. Labai sena mama. Beprotiškai. Aš tik tai neseniai supratau, per šį pusmetį buvo toks truputėlį šokas, kad mano vaikui yra 18 ir palaukti šitam duete, aš esu mama. Aš šitam, ir aš turiu priimti sprendimus ir kažką daryti. Tai buvo toks truputėlį keistas dalykas. O dar namuose jinai tik yra, ar turite daugiau dabar vaikų? Tai šiuo metu namuose gyvena 3, 2 mažiukai, budinčioje globoje ir nuolatinėje globoje Austėja. Ir svečiuojasi dar 3 iš bendruomeninių vaikų globos namų, tai jie mūsų kaip irgi šeimos nariai, nes jie turi savo kambarį. Tai mažiukai visada sako berniukų kambarys, tai dabar tiesiog taip yra, kad... O tas svečiavimas jis vyksta kaip dažnai? Nėra nustatyto kažkokio grafiko, tai kol būdavo šiek tiek mažiau tų vaikų pas mus, tai jie svečiuodavosi kiekvieną savaitgalį, dabar tai pagal situaciją, jeigu ten niekur neišvykstam, jie, ta prasme, niekas namuose neapsirgė ir to darželinių laikotarpiu, tai... tiesiog pagal situaciją. Jūs tiesiog susirašot, kad... Taip, mes tiesiog susirašom ir... Svečiuojasi vaikai iš tos institucijos, kurie... Sakyk, kokį jie jaučia tą skirtumą, nes iš esmės, globa yra globa, ar globa šeimoje, ar globa institucija, tai yra ne biologiniai tėvai tavim rūpinasi, ar ne? Ar tu matai kažkokį skirtumą, ar jūs kalbat, kadangi tai yra paaugliai, kokio amžiaus dabar? Nuo 13 iki beveik 18 metų. Jūs kalbate apie tai, koks yra jausmas, kodėl jie nori atvažiuoti pas jūs? Nes irgi 2 mažiukai, namuose irgi, tai gerai, vienam kambarį visi 3 broliai, ne, kaip suprantu. Tai kodėl jie nori atvykti pas jūs? Kodėl? Tai žinau, neklausiu kodėl, bet ta prasme tiesiog, tai kad jie gali veikti, ką nori. Mes tikrai neribojam pradžiai, dar galvoju, gerai, reikia truputį, gal kažkokio, kaip namuose pas juos yra, kažkokios taisyklės, galvoju, gerai, reikia čia turbūt man irgi sakyti, kad va čia tada ir tada padeda telefonus ar panašiai. Labai greitai supratau, kad ne, mano namuose tai neveikia ir to nebus ir to nereikia, nes man taip vaikystėje buvo, kai sakydavo vakare, ten 10 valandą, padėk knygą. Tai po antklodę su prožektoriumi iki paryčių skaitydavau, nes neveikia šitai. Tai, ta prasme, tai mes neribojame tai, ką jie nori veikti, jie gali elgtis laisvai, ta prasme, nori eiti į lauką, tai eini į lauką, nori sėdėti prie kompiuterio, tu sėdi prie kompiuterio. Ir, tiesiog mes... Ar kai tokia didelė laisvė veikti ir kai namai yra tokia tam tikra poilsio vieta, ar ne, nuo visų taisyklių, nuo visų kažkokių reikalavimų, ar labai norisi sėdėti prie to kompiuterio? Tu pastebi šono, matai. Jie galėtų, tarkim, visą dieną sėdėti telefonuose ir prie kompiuterio. Ar jie daro tai? Tai priklausomai nuo vaiko, bet jeigu tu pasiūlysi kažką veikti, tikrai jie bėgs nuo to kompiuterio, tikrai. Ką veikėt kartu? Tai kadangi jie yra paaugliai, tai galbūt labiau Dainius užsiema su jais ir tai važiuoja ir namuose, žaidžia ir futbolą, ir krepšinį, ir važiuoja ten į kažkokias aikšteles kartu žaisti. Su vyresniu vaiku, jam jau 17, greit 18, tai jis mėgsta valgyti, gaminti, tai mes kartu gaminame įvairius dalykus, susigalvoja ir kartu gaminam, tai,
kažkur išvažiuojam, nu, ta prasme, nėra kažkokio apibrėžto. Neorganizuoji tikrai laisvalaikio ir linksminimo kažkokio. Ne. Tiesiog gyvenimas. Taip, tiesiog gyvenimas ir jie prisijungia. Ar mažai laukia tų savaitgalių, kai atvažiuoja tie? Beprotiškai. Dabar važiuoju iš darželio ir klausia, aš noriu, kad atvažiuotų. Vienas iš tavo mažiukų, kurie laikinai pas jūs yra, jau aš kiek žinau, jie buvo grįžę pas tėvus, bet vėl nepavyko, vėl pas jūs. Trečią kartą pas jūs, ar ne? Tai vienas iš jų turi ypatingas vaikas, ar ne? Yra papasakok apie. Taip, jisai yra Saulytė, turi Dauno sindromą ir, nu, jisai yra, nežinau, laimė ir meilė. Manau, kad šitais dviem žodžiais tikrai galima jį apibūdinti. Jisai yra visada laimingas vaikas, visada švytintis. Tai vakare guldai miegoti, jisai žiūri į tave ir šypsosi. Ir atsibundi, nes jisai jau atsibudė, žiūri ir šypsosi į tave. Visiška laimė. Jeigu atsitiktų taip, kad, tarkim, jiems nebebūtų galimybės grįžti į biologinę šeimą, nes, tarkim, tėvam nepavyktų susitvarkyti su savo problemomis, ar ne? Koks jų tada kelias toliau? Tai Lietuvoje, kaip ir paaugliam, nelabai yra vietos šeimos, taip ir vaikams su negale. Nelabai yra šeimų, kurios pasiryžusios globoti vaikus su negale, tai... Jie liks jūsų namuose? Negaliu pasakyti, kaip bus, nes tai dar yra visi procesai, kurie turi vykti, bet... Nu... Bet institucija, kaip suprantu, jų tikrai neatiduos. Ne, mes nesam... Mes nepajėgtumėm atiduoti iš savo namų vaiko į kažkokią instituciją. Viktorija, papasakok dabar apie tą momentą, kai vaikas kažkurį laiką, nes aš dažnai kalbant apie budinčią, pavyzdžiui, globą, ar ne, yra tas toksai, žmonės stabdo tą tokią baimę, kad aš prisirišiu ir tada staiga netenku vaiko, netekties tą baimę tokia. Kaip įvyksta, kai vaikas pabuvęs pas jūs kažkiek namuose, nes tavo namuose kaip ir mano namuose, kol vaikas pas mane, tai jisai mano, aš atsakinga, aš jį myliu, aš jo rūpinuosi ar ne. Ir kaip tu susitvarkai su tom emocijom, kai vaikas vieną dieną susikrauna lagaminą ir keliauja kažkur, ar į biologinę šeimą grįžta, ar iškeliauja į globą kažkur toliau, ar ne? Jau į nuolatinę globą. Ar būna sunku to? Iš tikrųjų, tai, ta prasme, tai nėra, kad yra, ta prasme, sunku, nes tu priimdamas vaiką laikinai globai, tugi supranti, kad tai yra laikina globa ir tavo tikslas yra, kad vaikas būtų saugus, kad jisai būtų laimingas, kad jisai pamatytų galbūt kitokį gyvenimą, negu prieš tai jisai matė šeimoje. Ir tu jam suteiki visą tai, turi fantastiškai gerą laiką ir išleidai jį į kitus namus, arba į tuos pačius, jeigu susitvarko, arba į kitus, kaip jūsų šeima. Išleidi tą vaiką, bet tu nuo pirmos dienos tu galvoji apie tai, kad jisai yra laikinai ir jūs dabar turėsite kažkokią draugystę. Ar yra galimybė testis paskui, kažkaip matyti, kaip jis auga toliau, kažkokią? Tai priklausomai nuo, manau, vaiko amžiaus. Tai jeigu tai yra mažas vaikutis, tai ne, aš tikrai neskambinu, neklausiu, kaip jam sekasi, nes, aš tikiu, kad yra viskas gerai, yra institucijos, kurios prižiūri šeimą. Jeigu tai yra paauglys, tai mes susirašom ir pasiteirauju, kaip sekasi ir kas naujo. Kažkada, kai man paskambino iš jūsų globos centro ir pasakė, kad yra vaikas, kuriam ieško namų, ar ne, jisai tuo metu buvo pas tave, tai mane tave pristatė, žinok, Viktorija tokia pat faina kaip ir tu. Ir iš tikrųjų, kai aš susipažinau su tavim, kažkaip man labai gera kalbėti su žmonėmis, kurie yra globoje, kurie jaučia, tą patį, kaip sakau, tą patį pulsą, ar ne? Taip pat mato dalykus ir turbūt tas klausimas, kaip ir aš žinau atsakymą, bet kas to svarbiausia atėjus vaikui laikinai, tarkime, ne? Tarkim, ateina paauglys kokius 12 metų, nesivalo dantų, nesiklojo lovas ir begalė, kur turėtų mokėti, ar ne, ir kur suaugusius veda iš proto. Ir paraleliai yra tas santykis, kurio jis niekada nebuvo užsimezgęs su suaugusiais, kad jisai pasijustų saugus, ne?
kur meti pirmiausia visus savo resursus? Ar į tą tokį buities kažkokį valdymą, padėti jam įvaldyti tuos įgūdžius asmeninius kažkokius, nežinau, ar į tai, kad būtų santykis tarp jų? Ir kodėl? Tai viskas pas mus yra apie santykį. Man nereikia, kad vaikas tvarkytų namus. Jisai kažkada turėjo savo namus, tai ir aš net neabejoju, kad jis tikrai mokės juos susitvarkyti. Tai man faina, kai mūsų vaikas sutvarko namus, ar ne? Bet kad ugdyti kažkaip primiktinai, tai, ne, aš pati ta prasme, pas mus nėra buitis pirmoje vietoje, turbūt nei antroje, nei penktoje. Tiesiog mes neapsiverčiam namų ir nereikia jų tvarkyti. Tai tiesiog mūsų gyvenimas yra apie laiką kartu ir gerą laiką kartu. Santykis bet kokiu atveju pirmoje vietoje, ar ne? Taip, santykis, harmonija namuose. Kaip kurti santykis su žmogumi, kurį matai pirmą kartą? Atsiveria duris, ateina vaikas, ar ne, jis šiek tiek įsigandęs dėl savo situacijos. Jisai paauglys, šiaip visi žmonės, visi priešai, mokyklai priešai, visi priešai ir ateina, ir tu tiesiog šypsaisi va tokia gražia savo šypsina ir sakai labas. Koks pirmas žingsnis? Kaip tu tai darai? Aš šitą iš tikrųjų labiausiai bijojau. Tai kai bus, kai mūsų namus peržengs vaikas ir man reikės kažką daryti, man reikės jį paguosti, man reikės jį galbūt nuraminti, tai gerai, tik kai mažas vaikas, tu jį pasiemi ir supi ir ten, ta prasme, bet kai tai yra jau didesnis vaikas, tai, tai taip jo nenuraminsi. Tai šito labiausiai bijojau, bet iš tikrųjų, nežinau, pas mus visi, kiek yra buvę vaikų, jie buvo visi fantastiški, visi, sakau, patys geriausi, tikrai. Ir jie man ir padėdavo išspręsti va šitą mano galvos skausmą, ką man dabar daryti, apie ką mums bendrauti. Pasakydavo patys? Taip, nes tiesiog viskas įvykdavo savaime. Viskas įvykdavo savaime ir tau nereikia kažko padaryti, susikurti kažkokio įsivaizdavimo, kaip viskas dabar bus, nes kiekvienas yra vaikas individualus ir tu tiesiog prie jo prieini nuoširdžiai ir natūraliai ir klostosi savaime dalykai. Ar lygiai taip pat savaime dalykai klostosi jam, pavyzdžiui, mokyklose, su draugais? Taip. Tai kai viduje ramus ir tada... Taip, iš tikrųjų, aš manau, kad nereikia turėti kažkokių lūkesčių ir įsivaizdavimų, kad vaikas turi taip pat spręsti dalykus, ta prasme, kiekvienas žmogus turi spręsti kažkokius dalykus, taip pat kaip ir mes sprendžiame. Tai aš su tavim susipažinusi, neturiu lūkesčio tave pakeisti, kad dabar mes bendrausime ir darysi taip, kaip aš darau, ar ne? Tai lygiai taip pat su vaikais atėjusiais į mūsų šeimą, mes negalvojame, kad juos reikia pakeisti. Mes tiesiog norime juos pažinti, galbūt parodyti, kaip mes gyvename, kokį fantastišką gyvenimą ir kad jie irgi lygiai taip pat gali turėti viską, ko tik tai jie gali panorėti ir būti tuom, kom jie nori būti. Klaususi tavęs ir noriu, kad kažkaip, nežinau, kopijuoti jūsų šeimą, kad kuo daugiau tokių pozityvių ir šviečiančių globėjų būtų Lietuvoje. Kaip jums kilo mintis tapti būtent šiais globotojais ir tiesiog pasirinkti tą tokį platų amžiaus spektrą nuo 0 iki 18, ar ne? Nes dažniausiai būna labai aiškiai, norim tik mažiukų, rečiau norim paauglių sutiktumėm priimti, ne? Jūs tiesiog visiškai laisvai leidot tekėti gyvenimą ir tai tokie minčiai apie globą. Taip visiškai. Nes aš visada, manau, ta prasme, visada priimu dalykus taip, kaip jie ateina, atplaukia į mūsų gyvenimą, nes manau, kad visą tą žino geriau. O kaip atėjo mintis tapti būdinčiais globotojais? Iš tikrųjų atėjo mintis ne tai, kad būdinčiais globotojais. Mintis, kad norim globoti vaikus. Ir iš tikrųjų ta globa ir vaikai globos namuose man jau kirbėjo nuo paauglystės.
Ir visada žinojau, kad aš Čia kažkada laidų globosiu. prisižiūrėjai televizijos, ar ne? Nes Ne. kai aš augau, formavausi, tai Nomedos Maršėnaitės buvo tos laidos ir aš vis laik žiaugau, aš tai darysiu. Aš paauglystėje nežiūrėjau televizorius, aš tik skaičiau knygas beprotiškus kiekiais ir ne, televizija ne. Bet tuo metu labai buvo socialinės reklamos mieste, sur iškabintas ant tokia mergaitė su meškučiu. Ir aš jau tada paauglystėje labai jos mane paliesdavo ir visada galvojau, tikrai turėsiu šeimą, turėsiu namus, ta prasme, ir aš tikrai globosiu vaikus. Ir aš anksčiau paauglystėje savanoriaudavau vietoje, kur taip pat, nežinau kaip tada vadinosi, tarkim, svečiuodavosi vaikai iš globos įstaigų. Ir jau tada susidūriau su jais, jie buvo panašaus, galbūt į mano amžių tuo metu. Ir jau turėjau tokį tą susidūrimą ir žinojau, kad aš tikrai jau kai užaugsiu, tikrai globosiu kažką. Ir atėjo toksai metas, Kada vyro apie tai pasakai, prieš vestuvės ar po? Kad tai yra, ta prasme tavo. Aš neprisimenu. Aš neprisimenu, iš tikrųjų. Bet tiesiog, kai jau turėjom namus, kur atrodė, oho, čia dar telpa daug žmonių į mūsų šeimą. Ir tada galvoju, gal dabar jau yra tas metas. Dar ilgai svaršiau ir vis užmatydavau, kad, ta prasme, kažkas galbūt ten kažką parašo, kad globoja. Ženklai. Aha, ir aš taip noriu parašyti ir paklausti, o tai kaip viskas apie tą globą, kaip man čia reikėtų ką daryti. Ir bijodavau, ir galvodavau, gal dar ką nors parašys ir aš pamatysiu. Bet iš tikrųjų ne, dabar galvoju, kad nereikėjo tiek laukti ir nereikėjo bijoti. O bijojai ko? Nežinau, ta prasme, galvoju, kaip aš dabar tiesiog kaip dabar nežinomam žmogui parašysiu ir paklausiu, tai palauk, gali man papasakot, kaip tu čia globoji ir apie ką čia viskas, tai dabar galvoju, ne, jeigu jums kyla mintis, tai va, man galite rašyti ir Egliai rašykit. Ir viską klauskit, kaip viskas tai yra iš vidaus ta globa. Ir tada prisirašiau nueiti į globos centrą, net ne tai, kad prisirašiau, parašiau žinutę. Jūsų globos centras fantastinis, aš jūs nominavau. Aš į mintise nominavau geriausią globos centrą Lietuvoje. Mano globos centras tai yra fantastinis ir iš tikrųjų, kai trūksta palaikymo, apkabinimo ir visko, tai aš keliauju tiesiu taikymu ten, nes visada padrasina, visada randa žodžių, kaip viską man sudėlioti mintise į vietas. Ir tai va, kai prisirašiau nueiti, tai supratau, kad velnias be reikalo, aš tiek ilgai dėlsiau ir viskas yra super faina. Kodėl būdenčiais globėjais? Nes aš bijojau. Kaip aš taip pati dar tokia jaučiausi, ne visai gal užaugus ir nežinau, kaip čia viskas vyksta. Kiek metų buvo, kada jūs, Daug. Pasakyk, mes čia neslėpiam moterų amžiaus. Tai gal 33. Bet galvoju, kaip aš čia dabar pasirūpinsiu viskom. Ir galvoju, tai reikia gal turbūt pradėti nuo laikinos globos. Nes taip drąsiau. Atrodė, kad taip yra drąsesnis variantas. Taip mes tapom būdenčiais globotojais. Ir koks pirmas vaikas? Ta prasme, pirmiausia, pirmi žingsniai, baigėte kursus, mokymus, ar tau patiko gimt mokymai? Taip, patiko, žinoma. Ir dabar aš kartais juose apsilankau, papasakoju, dabar vykstančiuose mokymuose pasikviečia, tai man labai faina susipažinti su žmonėmis, kurie mūsų rajone planuoja būti globėjais. Ir pirmas vaikas, pirmo vaiko istorija, tas pirmas kartas vis laik būna pats stipriausias, ar ne? Staiga skambutis. Naktis, mums visada naktis. Aha, papasakok apie tai. Tai 2 mergaitės sesis, jos iš tikrųjų tik savaitėlę buvo pas mus ir kokios amžiaus buvo? 11 ir 15-16 metų. Ir tėvai labai greitai išsisprendė situaciją, bet ir aš būtent to ir bijojau, kaip dabar visa tai atrodys, ką man reikės pasakyti, jos jau paauglės, o kaip jas dabar paguosti, bet jos buvo jau ne pirmą kartą paimtos iš namų ir buvo gyvenusios ir vaikų namuose, ir pas giminės, ir dabar jau
dar vieną kartą pas mus. Tai man nereikėjo jų guosti. Tiesiog Jos jau naktį atvažiavo užsimetei naktį chalatą. su kuprinėmis, visais savo daiktais. Ir iš tikrųjų būtent man tada buvo vienas iš tokių skaudesnių momentų. Per tą savaitėlę, kadangi jos sirgo ir aš apsirgau šiek tiek ir mes visas tas dienas praleidom ant sofos. Ir žiūrint kažkokią laidą, tiesiog sakau, kokia tavo svajonių šalis. Ir man atsakė. Ir tada sugužė ir sako, bet aš niekada tenai nenukeliausiu, nes mano tėvai neturi pinigų, mano tėvai taip gyvena ir aš taip gyvensiu. Ir man tai truputį sudrebino mano pasaulį, kad ne, aš turiu įrodyti belekiek vaikų, kad ne taip yra, ne taip. Viską, ką tu susikuri savo galvoje, kom tu tikėjai, viskas tikrai yra, gali įsigyvendinti ir įsigyvendins, jeigu tu tuo tikėsi. Nes taip iš tikrųjų, kad dažniausiai jeigu neturi kitų patirčių, nematei kito santykių, nematei kitokių pusryčių ramių, ar ne, tai labai sunku įsivaizduoti, kad nes pasaulis yra toks, kokį matai aplink save. Taip. Ir dabar sakai apie tą ramybę, tai iš tikrųjų pas mus beveik visi vaikai atvažiavę pirmas kelias dienas, sako, kaip čia ramu. Nors yra ir vaikų, ir belekiek gyvūnų. Ir vis tiek, ta ramybė ir harmonija yra mūsų namuose. Gyvūnai. Vaikams patinka gyvūnai, ar ne? Taip, patinka. Pasakokit apie savo ūkį. Ar tai, kad aplink jūsų namus, nes aš esu buvusi svečiuose, aplink yra labai daug gyvybės. Kaip vaikas, tarkim, mieste augęs, ar ne? Niekada nematęs žirgo, niekada nematęs, neglostęs triušio. Nežinau, ar turi triušio. Bet triušio aš neturiu. Avytės turi. Bet turi masilą irgi ilgas ausis. Tai. Kaip reaguoja, kaip tai padeda, nežinau, nes mes turim tą šunį, jūs irgi turite tokio veršio dydžio šunį, kuris yra toks terapinis kilmas, ant kurio atsigula vaikas ir šuo sugeria vaiko liūdėsi, o vaikas sugeria šuns plaukus. Ir tada reikia tiesiog nupurti ir dėti skalbti, bet abi pusės patenkintos. Tai ar pastebi tai, kad vaikui gera būti šalia? Taip. Ir ypatingai galbūt tomis pirmomis dienomis, net pirmomis gal savaitėmis, kuomet tau yra neramu, tai tu neprieisi prie svetimo žmogaus, ar ne? Ir neapsikabinsi tą savo įtampą. Tai kur? Tai apsikabini katę, apsikabini šunį, paglostai. Ir kitas dalykas, tai kad grįžti iš mokyklos ir tavimi džiaugiasi, kažkas beprotiškai džiaugiasi. Vizgina uodegą. Tai vizgina uodegą ir tavęs laukia. Ir, tai vis tiek, ta prasme, tikrai duoda labai didelį teigiamą. Ir kažkoks tai dar bendra veikla, ar ne, rūpintis gyvūną, einam kažkam. Taip, ir iš tikrųjų pradžiai mes visada einam kartu pavedžioti šuns, nes tai yra paprasčiau, kaip įsitraukti į tą bendrą rutiną. O Dievo, kaip gera tavęs klausytis iš tikrųjų. Aš kažkaip galvoju, kad labai svarbu, kad mes tame, bet kokioje veikloje nebūtume po vieną, ne? Šiaip žmogui labai svarbu kažkam priklausyti. Nežinau, jeigu aš bėgu, aš noriu turėti su kuo apie tai pakalbėti, ten lendu šaltą vandenį pakalbėti, globoju vaikus pakalbėti, vis laik reikia turėti tą bendruomenę. Ar tu turi tuos žmonės, aplink kuriems galų gale tą sunkia diena, sunkia emocija, pavargsti, normalu labai pavargti, ne, intensyvu pavargti. Tiesiog, drąsiai pasakyti, viskas pavargau užnesa. Tiesiog. Ir kurie supranta, kad tai yra tik tavo emocija ir tave reikia paglostyti ir tu vėl šviesi. Ar turi tą pagalbos ratą? Iš tikrųjų, dažniausiai šiaip man rūmai sako, kad aš galėčiau, kad man nebūna blogai. Ir juokiasi, kad jam būna blogai su jų vienu vaiku ir man su krūva vaikų būna viskas super gerai. Bet galbūt tai viskas yra apie mūsų lūkesčius, kad mes įsivaizduojam, prisikuriam lūkesčių ir jie neįsigyvendina ir tada blogai jaučiamės. Bet tas ir nuovargis, tai aišku, šiek tiek galbūt bet kuriuo momentu galimas ištikti, tai kažkokios įvairios situacijos. Nepamegojai, nepavalgai, taip, ir tu erzinės, nes ir tas pats vaiko elgesys
Mums vieną dieną, kai mes jaučiamės labai gerai, yra juokinga ir mes čia jį nuraminam, apkabinam ir viskas yra gerai, bet jeigu mes patys jaučiamės blogai, tai ir į tą elgesį reaguojam visiškai kitaip. Tu dabar labai gerai patvirtinai mano X teoriją, kad jeigu tave nebegali ir pavargai, tai nekeis situacijos, reiškia, turi save kažkaip investuoti save, kad turėtum tų vidinių resursų būti visame tame. Būtent, taip ir yra, Tai apie mano aplinką, tai iš tikrųjų taip turiu ir man jinai labai svarbi ir beprotiškai reikalinga, bet aš kažkaip išskirti tai galbūt negalėčiau, bet, tiesiog... Išsizirzi vyrui vakare, kai jau ten visko daug. Žinok, aš dažniausiai man reikia išeiti. Mes gyvenam vienkiemyje, ten pamišky. Tai man ta gamta, žinok, padeda visas emocijas paleisti. Ir tiesiog kartais būna pavargsti. Ir atrodo, nieko blogo namie nevyksta niekada, bet, tu tiesiog pavargai. Tiesiog neišmiegojai, pavargai, taip. Ir, tiesiog sakau, tu dabar pabūk, aš išbėgu, pasisupu truputėlį po medžiu, ir viskas, ir man gerai po kelių minučių. Bet, tai čia ne tik vyras, tai ir globos centras. Beprotiškai daug. Gali bet kada naktį paskambinti, pasakyti, kad turiu kažkokią problemą, kažkokį klausimą? Niekada man naktį nekyla klausimai. Nes viena globėja yra man socialinės tinkluose rašėmės, kažkaip kalbėjomės ir sakė, aš savo globos centrui galiu paskambinti vidurį nakties ir pasakyti, viskas nebegaliu. Ir su manim kalba tol koordinatorė, kol aš galiu vėl. Taip, kalbama gerai. Bet manau, kad taip, iš tikrųjų taip. Ta prasme, ne darbo metu tikrai taip, bet naktį aš jį numegoti. Paprastai. Bet taip, ir globos centras, ir artimieji beprotiškai daug padeda, ir draugai, kur, nežinau, pas mus privalomas yra, atsiranda naujas vaikas, aš turiu iškart visiems susakyti. Ir šie visi yra užkrauti mūsų vaikų nuotraukomis, istorijomis, privalo žinoti, kada kas ką išmoko, kaip kam sekasi ir taip toliau. Tai, ja. O Dieve, kaip gera girdėti tokius dalykus, nes iš tikrųjų, kad labai svarbu tas toksai pagalbos ratas, tas palaikymo ratas. Ir ar tai užkrečiama? Ar tavo aplinkoje atsirado žmonių, kurie pamatė, kaip tu gerai tame jautiesi ir sako, ir aš noriu? Taip, negaliu sakyti, kad jie užsikrėtė būtent nuo mūsų, ar ne, ta globa. Manau, kad galbūt visada žmonės galvoja, bet paskutinis akmenukas. Tikiuosi ir tikiu, kad mes pridedam truputėlį daugiau tų apmąstymų, kad gal visgi reikia. Gerai, išgryninkim, koks geriausias globėjas tam tobulam vaikui. Sakai, pas tave visi 15 tobulė atėjo. Taip, tobulė. Yra tobulas vaikas, paauglys. Ne visada gal patogus, bet jisai tobulas iš esmės. Taip. Koks yra geriausias globėjas jam? Kokios savybės tu turėti žmogus, kuris galėtų jį užauginti? Aš nežinau, mano vaikas sako, kad aš esu geriausia pasaulio mama. Tai turbūt tokias kaip aš turiu. Pozityvas? Lengvas požiūris? Taip, pozityvas. Tai va, kai vyro klausiu, kokia tau mano savybė labiausiai patinka, tai jo atsakymas buvo atsipūtimas 3000. Dabar, nereikia ieškoti problemų ten, kur jų nėra. Tiesiog žiūrėti į gyvenimą lengviau. Čia didžiausia ta paslaptis tokia, nežinau, raktas į tą sėkmę, todėl kad jeigu vaikas ateina į šeimą, su begalinė įtampa, normalu, nes jo gyvenime atsitiko daug visokių baisių dalykų, ar ne? Ir tu šalia jauti įtampą, nes tau reikia, kad jisai, nežinau, pradėtų mokytis, nes tu turi atsiskaityti, ne? Tu turi pasirodyti gerą globėją, kad tavo vaikas gerai labai mokosi, labai susitvarko visas toksai nekleckuotas vaikšto, ar ne? Ir atsakyti už tai, yra reikalų viską sužiūrėti, ar ne? Tai jeigu tu jauti irgi įtampą, tai kaip gali to vaiko tą vidinę įtampą kažkaip, tai nežinau, slūgti? Tai tas toksai... Taip, iš tikrųjų tai yra, kad mokyklas tik pasikeičia globėjas
Mokykla tą pačią savaitę, sekančią dieną, tą patį mėnesį, ta prasme, iš karto atakuoja ir viskas turi keistis. Vaikas metus laiko nelankė mokyklos, beveik visiškai. Ir pasikeitė globėjai, viskas, jis turi pradėti lankyti. Nu, nebūna taip. Neturi stebuklingos lasdelės? Neturiu. Kur sulikdana viskas klik ir pasikeitė. Tai, nu, taip nebūna ir, nu, nėra lengva keisti namus. Tai, va, kaip mūsų mergaitė, tai per trumpą laiką pakeitė visą krūvą namų. Tai, nu, tikrai nėra lengva. Nežinau, ar lengva yra išsiskirti, susirinkti daiktus ir kraustytis, ieškoti kitų namų. Nėra lengva, o kai tu esi vaikas, tai yra turbūt dar beprotiškai sunkiau. Tikrai paskutinėje vietoje turbūt matematika. Ir taip, tikrai paskutinėje vietoje mes galvojame apie mokslus. Tokiu momentu, o mokytojams atrodo, tai va, pasikeitė globėjas, viskas turi vaikas. Taip, turi vaikas jau dabar mokytis, nuo šiandien. Nu, taip nebus. Nes aš pamenu. Tai aš ir neužsikraunu šituo, nu, aš suprantu, kad taip nebus. Ir turbūt mokytojai irgi galvoja, Jėzau, su vaiku neina susitvarkyti, tai su mama irgi neina. Nes aš pamenu priekaištus mokytos, kad pas vaiką ten 3 neikime ir taip man toksai, ar tau reikia pagalbos kažkaip ir viskas, ir paskui kažkaip ta pirminė emocija, kai nuslūgo, galvau, jisai per metus pakeitė 2 mokyklas, 2 miestus, prasme, kambarius, šeimas, na, prasme, viską. Ir jo gyvenimas sugriuvo, vėl atsistatė, vėl sugriuvo ir vėl atsistatė ir jisai toks stovi grubėkis ir sako, tu nesimokai matematikos. Aha. Atrodo, kad dabar tai yra svarbiausia. Jo, ir aš kažkaip galvoju, tai visiškai nesažinė, kad tada vertinti pažymiais, nes pirmiausia turim vertinti tai, kad jisai tiesiog atsikėlęs ir tiesiog sako, labas rytas, nusišypso ir neurzgia. Tai čia labai gerai. Gerasis pokytis, ar ne toksai? Tai kokio amžiaus vaikai tau smagiausia? Nu, pavyzdžiui, dabar tu stovi, bet koks amžius, įdomiausias, koks amžius tave labiausiai taip kabina kažkaip, tai nori labiausiai gilintis? Sakyk, paaugliai. Iš tikrųjų, kadangi ką tik buvo jūsų anūkė, labai smagi, tai man ir smagus tas amžius. Nes labai linksma ir labai lengva tame bendravime, tu gali būti bet koks, gali būti visoks. Bet su paaugliais yra truputį kitai, jie tave verčia augti ir tobulėti. Ir taip yra žiauri faina, žiauri gera, nes tu nori būti labai geras pavyzdys, tinkamas pavyzdys ir, nu, negali atsakyti kažkokios nesąmonės. Nu, gal ir gali, bet, ta prasme, tu vis tiek ieškai tų žodžių, kaip tai pateikti ir kaip paskatinti tą vaiką, toliau daryti dalykus, siekti. Tau irgi smagu ieškoti, kaip tų priėmimo raktų visokių, ar ne? Labai faina, kai tavo tas vienas sakinys kartais matai, kad padaro milžinišką pokytį. Tai su mažiukais tai taip nėra, o vat su paaugliais yra ir tai labai jaučiama ir labai faina. Čia kaip, aš nežinau, turi kažkokią vieną objektą ir matai, kaip jis išsiskleidžia ir ta prasme. Labai gerai suprantu, apie ką šneki, nes aš irgi dievinu paauglius ir iš tikrųjų man žiauriai įdomus negalima sakyti žiauriai, be galo įdomus tas amžiaus tarpsnis, kai tu toksai, iš esmės viduj kačiukas ar ne, bet tu turi sėdėti tokią, ketuolio, tokią kaukę, nes geriau žinau, kaip turi vykti dalykai ir visi šitie. Ir labai gaila, kad mes turime, dar virš 1000 institucijų augančių vaikų, dažniausiai jie yra vyresnio amžiaus. Padarykim ką nors, kad Lietuvos žmonės norėtų pasakyti taip paaugliui. Nu padarykim, sugalvokim. Tai ką atsiūlai, priimti šeimą daugiau paauglių? Ta prasme, ar yra kažkoks, nežinau, aš galvau visokiausiais būdais, kad susipažinti, ar ne, kažkaip tai, ar ne, nes jeigu pažįstamas net, kai žmogus nėra tas tobulasis, ne, kuris elgėsi taip, kaip tu norėtum, ne? Nu, tu jį priemi kaip yra, pažįsti, yra žmogus koks yra, tu esi kokia esu, aš esu kokia esu ir gal ne viskas ten faina, šiaip tai pas tave viskas faina, bet tu priemi žmogų, ar ne? Ir kodėl ta paauglystė gąsdina? Kaip tu manai, Nes turbūt yra baisu. Turbūt yra baisu, nes aš prisimenu save paauglystėje. Buvai bjauri paauglė?
Tai, nu ačiū mama, bet jeigu aš būčiau turėjus globėjus, turbūt būtų ta globa lūžusi 100 kartų. Aš nebuvau geras paauglys. Ką darai tokio baisaus, kad tau atrodo, kad tu buvai tas sunkus vaikas? Tai įvairūs dalykai. Ai, negalima sakyti, kad rūkėjai. Ne, tai įvairios priklausomybės, konfliktai, mokyklos nelankymas, tai čia mano kasdienybė. Ir labai tada gera tema pasisuko pokalbis, nes o kas tau padėjo nenueiti ten dugnan? Nes iš esmės dažniausiai, kai paauglys elgesi nepatogiai, ar ne, vėlgi priklausomybės, mokyklos nelankymas, atsikalbinėjimas, durų trankimas ir kiti tokie dalykai, ne, kurie veda suaugusi iš proto, pirmiausia, užsidega tą raudoną lemputę. Šito nieko gero nebus. Šitas jau tikrai, aš nežinau, bus tas, kuris, nežinau, kažkur tai nusikals, nesukurs santykių šeimos ir bus, tiesiog taip, atskirti visuomenės. Kas tau padėjo užaugti tokią nuostabią moterį? Tai niekas. Dabar, tiesiog savaime įvyksta dalykai. Ar turėjus suaugusių šalia, kuris galėjai pasitikėti? Maištaut prieš juos privaloma, bet šiaip pasitikėti ir... Manau, kad ne. Kad ta prasme, su kažkuo ten labiau bendraučiau, iš tikrųjų, tai ne. Knygos? Knygos, labai, bet aš jas skaičiau nuo vaikystės, beprotiškai daug. Ir man visada labai buvo įdomu psichologija. Tai visada domėjausi, bet kad kažkas galėčiau dabar apibrėžti, kad šitas man padėjo. Tai ne, visada mėgau knygas, visada mėgau gamtą. Ir kažko tokio išskirtinio, ne. Manau, kad tiesiog įvyksta dalykai savaime. Tiesiog praeina tas vidinės audros, maištai ir tu tiesiog nurimsti ir išeini visas toks ramus į gyvenimą, išsitaškęs, ar ne, kažkada tai kažkaip. Ir kažkada ateina tavo vaikas ir sako, mama, tu geriausias žmogus pasaulyje. Aš žinau, kad tą žinutę, aš mačiau tą žinutę, mergaitės, o Dieve, mes kartais su Viktorija pasikeičiam, nes kadangi turim bendrą vaiką ir kuris ten pirmą mėnesį galbūt, pirmas savaitės pranešė globos centrui, šitą žaidimą man netinka, ieškokit kitos, čia aš buvau ta bloga šeima. Ir dabar tie tokie miliukai, tai geriausia, kas nutiko mano gyvenime, ir iš tikrųjų iš paauglio girdėti tokius žodžius, ir kai sako, kad paaugliai yra tie pikčiurnos su gobtuvais, kurie net nežiūri į akis ir visą laiką ten bamba kažką panosėje. Ir... Man taip irgi Eglė sakė. Ir, jau čia tikrai, ta prasme, lūžusi globa, viskas, ne rožiam klota. Čia apie savo mergaitę pasakoja, ne? Ir, iš tikrųjų viskas rožiam klota. Jinai dovanoja man gėles, jinai dovanoja man saldumynus, jinai rašo man meilės laiškus. Gerai, kodėl? Nežinau. Tu priėmė ją tokią, kokia yra? Taip. Nes aš niekada nesakau, kad kažkas yra blogai, nes viskas yra labai gerai. Ar čia atsakymas tame, kad mes kiekviename žmoguje galime matyti perliukus, o galim kabinėtis prie smulkmenų? Taip. Ir kai tu matai žmoguje, tai kas gera, nes o kam tau ieškoti, kas yra, nepasidėjo į vietą daiktą, bet pasidėjo, nes mūsų tai aš irgi, bet ji pasideda. Jie pasideda, šiandieną reikia išvažiuoti ir galvoju, jis nėra vaiko, kas man marškinius išlygins. Tai iš tikrųjų, mūsų visi vaikai yra pats geriausi. Aš galvoju, kad jeigu kiekvienas suaugęs Lietuvoje, čia yragi netgi tas toksai, nežinau, ta pasakaitė, aš nežinau, kažkokios socialinės tinkluose, kur kažkoks socialinis tyrimas buvo, ar ne, kuri mokykloje atėjo mokykloje ir pasakė, šitie vaikai yra genijai, ar ne, ir visas požiūris pasikeitė juos, jis kažkoks išdykęs, bet jisai genijus, tai atleisima, ir jų visi rezultatai kokybiško to gyvenimo, ar ne, šovė viršų, tai galvoju, čia ir yra atsakymas. Geras, aš nemačiau šito, ne. Nes jeigu aš pasakysiu, kad šitas tavo vaikas yra genijus ir jisai 3 kartą eini dėl jo į policiją, tada galvoju, bet jisai genijus, supranti, jam kažkas nepavyko čia trupučiuką, žinai, tai nieko tokio. Bet jisai genijus ir jį reikia žiūrėti tom akim, kur žiūrime į stebuklą, ar ne? Taip, manau, kad taip. Ir iš tikrųjų, manau, kad taip ir panašiai. Ar žiūri kiekvieną vaiką kaip į stebuklą? Taip. Ypač tą, kuriam tuo momentu reikia.
to palaikymo. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Už tai, kad esi, kokia esi ir kokius dalykus darai Lietuvai, nežinau, Lietuvai visuomeniai, man, savo ir visam pasauliui, nes ta laikina globa, aš turiu tokį labai gerą pavyzdį. Mes turėjom 5 ir 6 metų mergaitės, kalėdų laikotarpyje, kažkada labai seniai, joms tuo metu buvo 5 ir 6, dabar jau praktiškai jau pilnametė vyresnėlė. Ir 1 mėnesį, 3 savaitės kalėdų iš globos namų tiesiog pas mus svečiavas. Man taip atrodo, apie nieko, tiesiog dar šalia porą vaikų, mes ten šventėm tą šventes, ten nieko ypatingo nebuvo, eilinės dienos, eilinės šventės. Ir paskui jos paauglystė mane susirado ir sako, viską pamenu. Kaip mes meduolių namelį statėm, kaip pro langą ten snygo ir ten vyresnėlis ten mėtė ten gniūžtės į langą mano, ta prasme. Ir visas tas, kur mums yra apie nieką, kažkam yra tie tokie, nežinau, perliukai, kurie stiprina, ar ne, kurie rodo kitokią pavyzdį. Tai aš manau, kad visi vaikai, visi 15 vaikų, kurie kažkada svečiavosi jūsų namuose, jie gavo daug to šviesos ir daug stiprybės, kad gali būti kitaip, kitoks santykis, mažiau įtampos, daugiau meilės. Labai tikiuosi. Nes brangiausia, ką mes galim duoti, tai savo laiką, ar ne? Taip. Ir jis nieko nekainuoja, tu tik tai gauni dovaną atgal. Pažinti ir gyvenimą kito žmogaus. Ir niekada nesustokit, niekada. Pažadėk. Gerai. Ačiū tau labai.